Sveiki, vėl YouTube kanalo žiūrovai ir mano prenumeratoriai, šiandien žaidžiame Minecraft. Tai gerai, tada pradėkime. Lagina, gerai. Tak tau. Kaip pastebėjote, pas mane naujus tekstūros, shaders mode. Tai va, prie mano sėdi mano, ne tai kad geriausias, bet pakankamai geras draugas, Danielius. Pasisveikinu, Danieliu. Labas visi, daugis kitus nemokusi jau, nesimokinu. Tai aš labai atsiprašau, praeitą kartą, kai norėjau jums nufilmuoti, buvo tiesiog techniniai nesklandumai. Ir šitą, aš tą epizodą, kur norėjau jums nufilmuoti, radau Irono 20, bet man aš jo negalėjau želti, nes buvo per daug, ta prasme, jisai per ilgas video buvo, tai šiek tiek video bus trumpesnis, 15 minučių, o tas buvo 20, tai va. Tai gerai, tu nepykit už techninius nesklandumus, šitam epizode turbūt įsikepsim Ironą ir turbūt ruošiamės persikraustimui. Reikia daug resursų prisigaut irgi taip. Skylę užlopysim. Tai pas mus dirto įdomu yra, turi būti, kaip tik 13 turėtų. Taip gerai. Užlopysim skylę, kad neįkristumai. Čia ne aš padariau, čia kryperis. Gerai, kad šiek tiek toliau nuo mano. Šiek tiek neužteko. Jo, Danielius skaičiuotis užteko. Aš tu nieko nepasakiau, nu. Sakei, užteks. Ir susikurk vardą didžioji R. Norėjau sakyti vietoj labas visi, norėjau pasakyti labas visiems. Nu gerai dabar. Tiesiog klaida. Taip, gerai, namas toks pas mus, urvas. Bet pradžių užteks. Taip gerai, reikia turbūt pasidaryti tą iraninį kirvį. Nu tai čia ir buvo. Medžių labai daug reikės, aš turbūt statysiu kokį nors modernų namą. Nežinau, gal ne 2 aukštų, bet tiesiog mano naujuose epizoduose pastebėjot, kad pas mane nauja pašėja, MC idėjos. Tai va. Tai gerai, pagaliukas turiu juos. Vieną aksą. Aš noriu engiamėlę. Gerai, varom kapot medžių, kol dar netamsu, kol dar creeperiai neįma. Linksmiausia tamsoje kovoti. Šedas mat labai gražus. Galite su tą savo terariją šiek tiek toliau. O, terariją. Ai, aš maišau terariją su graupopė. Terarija įdomiau negu grūpa. Nu jo, terariją įdomiau. Gal kada savo kanalą išvystė terarijose. Ten dažniau būna naujos versijos. Čia ąžuolas. Liks, čia ąžuolas. Kaip matote, lapai medžių juda. Oh my god, kaip čia triukšmas. Gerai. Mano kanalas skirtingus, nes aš filmuoju ne namuose šūdį. Čia mano labai geras, oi, vien žodžiu čia. Nu, kaip matote, tikrai lapai juda. Va, matote? Juda lapai, nes čia shaders mode. Bet nedaug lagina. Normaliai lagina. Jo, normaliai lagina. Taip, aš kartu viską ką papuola ir lapas, iš kurių nieko neiškris. Na, bent obuoliuk arba sapną. O, avis. Vat avių visada prireiks. Ar paveiksliukams, ar kilimams, ar lovams. O va tos karvės raudono. Kur karvės? O, šito? Čia ne karvė. Čia grybas, pagau. Pasirodė, kad karvė. Karvė Gigantiškų nėra. Jo, būna tokių karvių. Jo, būna, bet ne tokius gigantiškus. Bet man atrodo per kompą. Ne, ir per šitą. A, jo. Sumaišė. Biškį žiūrovus pamiršom. Visą pradėjau galvėti. Taip, gerai. Na, aš vienintelis pamirštu ir tu pamiršti. Gerai, gali. Vis dėl to aš filmuoju. O ne jūs. Taip, gerai. Aš jums turbūt dar vandens. Galite nešnapdėtis, nervuojate. Taip, gerai. Aš žaidžiu, Aš nežinau. Ištilkim gal yra garsą. Ne apie... Va, taip gerai. Kalbėjo apie savo draugą, ne apie
kuris filmuoja. Tu be garso filmuoji. Aš filmuoju su garsu, aš Minecraft'ą šiandien. Va, kaip matote, vanduo liktais irgi šiek tiek juda. Štai, jis pastebėjot, štai, žiūrim. Matote, vanduo kyla. Tai ne. Čia bangos tokios. Jo, čia bangas labai tikroviškai. Bangytė. Jo, man patinka. Labai įdomu žaisti tada. Taip, gerai. Aš nežinau, net mes turbūt namą statysim, vat prie miškelio, va čia kažkur, nes čia tikrai gerai vieta yra, tikrai vandens yra, nereikės toli su kibiriu bėgioti. Ir va, o, višta, maistas. O, užkapoju. Bu maisto man reikės. Ir avis, daug čia tų avių. Ai, žinau, kaip yra. Dar tenai viena. Ai, ten neįs. Einu pažiūrėti savo airą. Vėl, kad čia nėra enchanting table per šitą Minecraft versiją. Nors žinau, kad yra modas. Gal partisiūs kada nors. Tai va, po šito video turėtų dar išeiti Minecraft NCDs F2. Tai va. O, iškirpa airinas. Pasidarykime gal šių šarvų kokių. Aš neturiu šarvų. Tai va. Turim šarvų mes ir juos susidaryti. What the fuck, aš pasidariau du nukryžius. Aš nubas. Nu gerai, kaip sakoma, viskas visada pravers. Turim vieną airą. Kai sulūž ant krūtis, tai galėsi. Taip, kitą užsidėsiu. Och, yra ziksai žmogų. Nu jau. Nesikeik. Jo. Tuoj, tai smogti. Taip kiek čia laiko yra. O, dar tik 6 I don't care. I love it. Gerai. Iš šitų pasidarysim mes lietų. Nu baikit iš čia muštis, virš mano galvos muštis. Oh my god. Baik. Man gauna per ranką iš kumščių. Ai, Nors man mane primai. Mokytai. Ai, šitas. Ne. Ai, baik. Gali prašau. Gali baigtis. Labas. Tai gerai tada. Vienu žodžiu. Jau pasidarė. Pirma pamoka, tai kaip bus? Iron Shovel. Palauk, kažkai nueisiu kabinetą. Ai, kaip sunku atsikelti nuo grindų. Gerai? Gerai, einam į kabinetą. Eita, palauk, nekreipkite dėmesį. Oh my god, kaip čia susirinko. Danieliau, sėsk čia, pakomentuosim. Aš sėsk čia. Aš čia visą sėsiu. O, gerai. Gerai, va. Vienu žodžiu. Oi, biški net ekranas šitam Aš čia į midą sėdu. Į midų sėdus. Kuprinės net nesikabinsiu. Tai gerai, žaidžiame tada toliau. Kiek čia laiko turime? O, dar sočiai. Tai gerai, ką aš nežinau, galim dabar daryti. Kadangi dar netemsta. Ne, čia pauzės neįmanom padaryti. Aš nežinau, medžiot neįsim, nes kaip matote temsta. Įlysti savo urną. Gal čia būtų gerai nueiti pasimalinti, bet aš nežinau. Gal reikia nueiti tikrai. Bet pas man torčio nėra. Torčio nėra? Tai 13 yra. 13 torčio aš turiu? Jo. Gerai, tai susidėsim į čestą, ko nereikia ir ko reikės. Pikeksą pasimkim, gal rasim mažą ką nors. Kardą reikia pasimkim. Kur taip? Reikės dar medienos pasimti, kad pasidaryti dar... Aš kas laiptais, jeigu ką, greit galėsiu grįžti į savo rūmą. Aš ją pačią O, kaip pas mane, du stekai. Stekai, va dar butelėk, va šitas draugas mano Vytautas. Jisai vakar man video biškai sugadino. Žiauriai. Jo, jisai pasakė, kaip smagu, negražu. Va, matot, jis dabar kėdės klasėje. Jo. Ten. Mokytam. Jo, visi čia pirmi pradeda vienu žodžiu. Gerai, pasimkime šitos neiškepusios vištienos. Bet reikia iškepti reikėtų. Bet aš pasimsiu tada tą vieną kepsnį. Galit jūs baigt muštis. Abudu. Jėzus. Jo. Gerai. Pasidarom tada pagaliukų nepasiėmė. Nu gerai, va tuos pasimsiu visus. Ir pasidarykim pagaliukų. Torčių tiksliau. Nu tiek to Ir gerai. Užteks. Užteks. Torčių tikrai užteks. Jo, gerai.
Eina mainintis. Jo. Kaip čia būdu įdomu mainintis? Aš čia praeitą kartą praeitam epizodui norėjau parodyti, kaip aš maininuosi, bet man neišėjo. Tai gal pasimaininsim kitokiu būdu iš šonų. O, vėl jie mušas. Ypatingi draugai. Tai draugai, tai mušas. Tai žinot, draugystė visus suvienyje. Puikus draugai, visada mušasi, visada eina kartu, žinot. Kokie mes draugai? Tikrai jie susitaikys, pamatysit. Jo. Gal netgi video kelsim. Jo, kaip jie mušas. Na gerai, tai dar vienas mano pažįstamas. Nevadinsiu jo draugu, nes jis mane nepyk Ernestai, tu mane kartais užknisi. Jis žino, kad tu mane užknisi. Bet čia visai neblogas vaikinas, tiesiog labai plonus. Kas? Nieka tokia. Nu, aš Čia perni? Jo. Taip gerai. Na, aš nesakau, kad aš labai storas, bet vis tiek. Jam reikėtų patarimas daugiau valgyti. Man atrodo, geriau būtų po 2 laiptelius tokius kas. O, kelis surelis. Aš taip kada nors kažką surasti anksčiau ir vėliau. Tokiu būdu visada galima surasti kažką. Aš vieną kartą, kai lašiau su draugu MC per kompą, jūs tamsi serverį ir tokiu būdu, kai kasiau, ne, aš kasiausi šiaip kitokiu būdu į apačią, bet taip belia kaip. Ir įkritau į kažkokį urvą ir iškart pamačiau deimantus, o ten aš buvau pilna lavos. Perėjau per lavą ir tada reikėjo kaip boba išdžiūknų. Žviegiau tiesiog kambarį. Nes deimantus yra, žinot, koks puikus jausmas. Tiesiog širdis pradeda plakt, nežinai, ar tau juos pavyks išmaininti.